Sveiki, šiame video norėčiau pakalbėti apie pasaulį, apie pasaulinės tendencijas ir tai, kas šiuo metu vyksta žmonijoje, žemėje ir reiškia, ką mes čia veikiame, ko mes čia susirinkome. Šitas video tikrai nebus skirtas kiekvienam, iš vienos pusės tai skirtas kiekvienam, iš kitos pusės visiškai ne kiekvienam, nes mes gyvename absoliučiai skirtingose pasauliuose. Ir mūsų kaip žmonių užduotis yra tą pasaulį priimti, tą tokį skirtingą, unikalų ir nuostabų. Ir būtent dabar šis laikmetis yra, kaip matot, ant tiek yra paleista kontrolė, savikontrolė, ta tokia, kad aš čia kažką sureguliuosiu, kad aš čia kažką priplanuosiu. Buvo įprasta gyventi kitaip žmonija gyveno ir viskas dabar tiesiog laikas yra taip įsisukęs, jisai taip masiškai sukasi, kad čia pažiūrėkit, vos ne kas mėnesį viskas, kas metus keičiasi, tendencijos, kažkokios tai patys tie energetiniai dažniai, sakykime, žmonių sąmonė, žmonių suvokimas, skirtumai. Visa tai prasidėjo nuo šito, kai buvo, reiškia, koronos, aš vadinu Durnonos festivalis. Tai reiškia, būtent nuo to pasaulis atsiskyrė savotiškai, susiskaldė, nes tas susiskaldimas yra, tiesiog tai yra tokia kaip šitos žemės valdymo, kaip technologija, sakykime. Jūs žinote ir iš istorijos, kad visą laiką būdavo ir tai kažkokie tai karai, kažkokios tai blogybės, visada ten skirstimai, vergovė ir taip toliau. Ir nebuvo čia žemėje paskutiniais laikmečiais kažkokios tai absoliučios laimės, gerovės. Tai yra ne ta terpė ir ne ta planeta ir ne ta būtis, kur tai būtų būdinga. Tos visos idėjos tokios ateina, sakykime, iš kitų pasaulių. Iš kitų pasaulių būtybių, kurie atneša čia tos žinias ir kurie gyvena galbūt kitokiose pasauliuose, kitose erdvėse. Ir kiekvienas mes įnešam savo sąmonę, savo žinias, savo kažkokį mentalitetą, iš ten, iš kur mes atėjom, iš to, ką mes paskutiniais gyvenimais ir paskutiniais gyvenimo metais patyrėm. Jeigu tokiam visiškai primityviam lygiai jūs galite pastebėti, kaip žmogus kalba, ką jisai kalba, kaip jisai kalba. Jisai vis tiek dažniausiai kalba iš tos perspektyvos, ką jisai patyrė per paskutinius savo gyvenimo metus, kame jis yra. Ir visas šitas pasaulis yra tokia kaip veidrodžių karalystė iš tikrųjų. Mes niekaip negalim paneigti šito fakto, niekaip. Nes pažiūrėkit, dabar, kaip aš sakau, mane apibūdintų, pavyzdžiui, 20 žmonių. Tai 5 giminaičiai, 5 vaikystės draugai, 5 šiuometiniai draugai ir 5 nauji žmonės, kurie su manim pabendrautų, tarkime, pusvalandį ir turėtų mane apibūdinti. Ir kas vyktų? Visi jie apibūdintų absoliučiai skirtingai. Vienas sakytų, kokia tu linksma, faina, nuostabi, kaip gera būti su tavim, kitas sakytų, tu pasipūtusi kalėja, trečias sakytų, tu susireikšminusi, ketvirtas sakytų, tu išdidi ir pikta, penktas sakytų, tu mamytiška ir taip toliau. Ir tai reiškia, kad mes kaip veidrodžių karalystėje gyvename tokiam kaip atspindžių dėsnių karalystėje. Mes nelabai galime matyti kitame tai, ko mes neturėjome nesenose patirtyse, ne? Tai reiškia, kad mes vis tiek daugiau mažiau visus vertiname per savo perspektyvą. Tai reiškia, kad šiais laikais labai, kadangi šitas video vis tik yra skirtas internetiniai erdvei, labai populiaru yra tam internete muštis, kautis, plaktis, komentuoti ir taip toliau, blokuoti ir taip toliau. Ir tai nereiškia, kad aš ir pati taip nedarau, nes mes kiekvienas tą savo erdvę saugojam ir, reiškia, iš vienos dalies viešas žmogus, iš kitos dalies nebūtinai. Taip, tai reiškia, nėra tokio kažkokio vertinimo absoliuto. Iš aukščiausios tokios kosminės perspektyvos mes iš vis atsisakom vertinimo. Nieko nėra nei gerai, nei blogai. Išminčiaus siela, tas, kuris jau yra arti išsivadavimo ir jau nebe, sakykime, ar ne tai, kad nebegims, bet jo sąmonė yra jau visai kitom lygiai neįprastų žmonių, jisai visus mato kaip lygius ir vienodus. Tai reiškia, ar ten, reiškia, visiškas nusikaltėlis, žudikas, nusigėręs gulintis krūme, ar neva tai kažkoks sąmoningas žmogus, kuris šiuo metu ten ir nevalgo ten maisto kažkokio rytą vakarą, ten atlieka dvasinės praktikas, jogą, badauja, užsijama, ten viskuo gerus darbus daro. Ar tai kokia beždžionė, ar tai pelė, ar tai bet kokia kita gyva būtybė.
ką tik gimęs kūdikis ar senas žmogus, visi esam vienodi, amžinos dvasinės sielos, paskendusios kažkokioj tai užmaršty, nežinojime ir tiesiog šiuo metu esančios galbūt nekokioj padėty, bet ta padėtis jau po 500 metų gali būti visiškai kitokia. Tai aš šitą video ir pradėjau būtent dėl to tokia kalba, nes jūs iš karto galėsit suprasti ir išjungti mygtuką ir toliau nebeklausyti, nes tai bus visiškai ne apie tą pasaulį, kuriame jūs gyvenate. Taip, tai galima, jau jeigu domitės, iki šito video atėjote, tai reiškia vis tiek esat girdėję, kad Žemė yra neva tai po kažkokiu tai gaubtu, kad mes čia susirinkom kažkokios tai karmos atidirbti, kad mes esam įkalinti ir negalim net išeiti. Ir tikrai, pavyzdžiui, aš ir pati iš savo dar netaip senų metų, prieš kokį ten 10 gal ne 15 metų prisimenu, būdavo toks jausmas, kad aš šiuo metu negaliu išeiti iš šitos padėties, man dar neatėjo laikas, bet aš visada žinodavau, kad man tas laikas ateis. Bet čia ne kiekvienas turi tą tokį žinojimą, intuiciją ir taip toliau. Tai reiškia, nebūtinai žinot, kad ateis. Gal ir nežinot, bet ateis. Bet tą jausmą, kad va, šiuo metu tarsi negaliu nieko pakeisti, kažko dar trūksta. Man kažko trūksta, aš kažko nežinau, neprisimenu. Man reikia sužinoti. Ir jeigu aš suksiuosi toje terpėje žmonių, kurie irgi nežino ir net nenori sužinoti, o tokių yra masiškai, tai visi tie giminių baliukai, kur ten susirinkim rateliu ir pašokim gaideliu ir išgerkim viens už kitą, jei negersi, tai iškrisi. Ta prasme, tie tokie, žinot, senoviniai, tie tokie ribotos sąmonės žmonių susirinkimai, kur jeigu tu kažkoks kitoks, tave ten neva tai, išmeta iš tos visos ideologijos. Tai, sakykime, tas gaubtas tipo Žemė, kur mes čia esame įkalinti ir sako žmogus, nieko aš negaliu pakeisti, aš čia turiu eiti darbą. Čia mano ten Kazys laukia pusryčių, negaliu niekur išvažiuoti, tik norėčiau į Ispaniją su draugiam pauliavoti, bet negaliu, turiu ten daryti pusryčius 5 ryto keltis, ten dar kažko negaliu, tas negaliu, viską tu gali, tai amžina dvasinė siela, išvara, besitenkinantis, reiškia, tuo savo dieviškumu, nuostabia kūryba ir absoliutų geroji karmoje, ne? Jeigu karma išneša ir žmogus, būdamas žmogaus kūne, supranta, kad jis nėra gyvulys, gyvulio sąmonės žmogus, kodėl tiek daug kalbama ten, kad, pavyzdžiui, pradeda mėsos nevalgyti ir pradeda skleisti, kad čia mėsos nevalgykit, kad čia kažko, ar jūs manot, kad čia kažkam tai rūpi? Jeigu žmogus taip drastiškai kažkaip tai eina, ten atiminėja lėkštes iš mėsos, ar ten kažkaip taip frustruojančiai kažką daro, ar jį erzina, tai jis nervuojasi ir jis pasąmonėj gal pats nori to kraujo. Nes jeigu tu nenori, tavęs neerzina. Bet yra dalis, kurie galbūt šitą informaciją teigia iš žinių, iš meilės, sakykime, ta prasme, kad yra daug dalykų, dėl ko tas gaubtas yra ne tik ant žemės, bet ir ant žmonių galvų, tai yra bliūdai ant galvų. Ir viena iš tų sudedamųjų dalių yra būtent mėsos ar alkoholio vartojimas. Ta prasme, ne tik tai, yra tikrai daugiau žaidimai, dvasiniai žaidimai visokie ir taip toliau. Bet šitie yra tokie primityviausiam lygmenį, sakykime, kai jau šito atsisakęs, jau gali po truputį pamatyti pasaulio spalvas, pasaulio įvairovę ir suprasti, kad tų planetų tokių kaip, jau ta prasme, žmonių yra visokių, planetų yra visokių. O dar kiek už viso šito, kad materialus ir dvasinis pasaulis yra atskirtieji. Tai nuo tokio mažiuko lygmens prasideda. Ir kiti tokie kaip lygmenys gali būti palaiminimai, sakykime, žmonių, kurie suvokia tą sąmonę, tą galybę, visatos elementus, planetas, žmonių skirtumus, Dievo inkarnacijas, pusdievius, angelų pasaulius, pragaro planetas vadinamasis ir taip toliau. Ir tokio žmogaus palaiminimas labai stipriai gali praplėsti sąmonę. Tai būtų, reiškia, kaip reiki kokia iniciacija aukštesniam lygmenį, kas jau ir šiais laikais yra įmanoma išminčiaus dvasinio mokytojo atėjusi iš dvasinių pasaulių, ne iš čia, iniciacija. Bet
žmonės yra dabar tokioj būtent būsenoj, kad jie nori nieko nedaryti ir nieko nedarydami lengviausių būdų gauti geriausią rezultatą. Kaip jie tą daro? Tai vienas iš tų būdų ir yra tas iniciacijų rinkimas. Ten sako, aš turiu iniciaciją pas pačią Susan Pomborbombo. Ta prasme, ten kažkokie pasigirimai tokie, kažkokie tai, arba ten pas tą ir tą mokytoją net pasiekiau. Iniciaciją gavo, bet nieko niekada nedarė, nebuvo jokios praktikos, arba praktika buvo 2 mėnesius ir paskui pamiršo. Palaiminimas yra tuo metu energetinis pliūpsnis iniciacijos, kažkokio tai prisijungimo prie nuostabių šviesių energijų. Ok, kažkas tai vadino agregorais, tai jūsų problemos, agregoras yra viskas, jūs patys irgi esate agregorai. Ta prasme, negalima būti, jeigu jūs būtumėt ne agregoriniai būsenai, tai jūs būtumėt tik tai palaimos amžinybės būsenai, kur nieko nėra, palaima ir viskas, bet jūs dažniausiai tie, kurie taip mėgsta apie tai šnekėti, esat apsėsti blogų minčių ir kažkokių vis tiek į agregorų netikėjimo agregorė. Tai čia dėl to reiškia prijungia prie kažkokių šviesaus elemento, prie kurio mes galime eidami pajausti nuostabius jausmus, neapsakomus pasaulius ir keliauti link to, kad gimsime kažkada ten. Ir tai vyks tik tai per realias praktikas, pabrėžiu, ir nėra kitos tiesos, tai yra neįmanoma. Mes palaiminimus galim gauti ir jau vis tiek ves pats gyvenimas link to, jeigu jūs gavot gerąjį palaiminimą, ves tokia kaip jau, kažkokie, kaip sako, likimo ženklai, dar kažkas pasirodys ir ves link to. Bet jeigu nedarysite praktikų, nebus taip, kaip reikia pagal tos visus, ten kažkiek per dieną skirti, valandą, 2, 3, 4 priklausomai nuo pakopų, nieko nebus. Tai tik tiesiog pats likimas jūs ves link to ir viskas. O kad ten skaityti, domėtis dar 1000 skirtingų visokių, kaip vieni sako taip, kiti kitaip, tai yra tiesiog dar nenusprendimas, kur man eiti, neišsigryninimas, nesuvokimas ir svarbiausia, nenorėjimas nieko daryti. Manimas, kad kažkas gali kaip burtų lazdele pašvitinti ir jūs kažkur nueisit. Ir būtent tai yra labai madinga šiais laikais, tai iš to atsirado ir visokios tai stovyklos reiškia, kai prikaupia tą savo klozetą ir tą visą klozetą pasiema ir veža ten į Balį, į Tenerifę, į dar kažką, galvoja, kad aš tai žmogus, mokytojas, tos stovyklos vedlys, pasims ir susidės visus tos klozetus į savo kambarį ir nuskandins per tą vieną stovyklą. Būna taip, aišku, iš tikrųjų tie palaiminimai suveikia, kiek ir Indijos turuose būna žmonių, stebuklingi pokyčiai, bet vienam pokyčiai įvyksta materialiam lygmenį, tai ten skyrybos, toksinių santykių atsisakymas, o kitam įvyksta širdį, pasėja sėklą kažko aukštesnio, ko neįmanoma pamiršti. Tai reiškia, kad vis tiek visi tie veiksmai, jei kažką tai veda, tik nebūtinai tai rezultate bus per metus, per 2, galbūt tai bus kažkaip vėliau, arba tai bus tiesiog širdį pasėta sėkla. Arba šiaip gali būti ir kažkas atrodytų netokio smagaus, bet reikalingo ir prasmingo. Bet esmė, žmonės nori to tokio greito rezultato, nes kadangi pasaulis pats taip sukasi, viskas vyksta greitai, atrodo, kad niekam laiko nėra. Oi, iš kur jūs turite laiko ten tom praktikom, jeigu aš nespėju, man ir vaikai klykia namuose ir darbas, ir aš čia turiu būti super mūza. Kaip jūs spėjate ten pasportuoti, kaip viską tu gali spėti, jeigu tu žmogus nori. Kai tu nebenori, kai tu guli tik paslikas ir nebeturi jėgų, tai aišku, pirmiausia, tai mityba yra tragiška turbūt. Antras dalykas, gyveni ne savo norais. Tai reiškia, yra daugybė tokių dalykų, dėl ko tiesiog nėra to tokio impulso iš širdies ir noro, ir supratimo, kad tau to reikia. Tai reiškia, dabar pereinam prie tų prognozių, reiškia, aš tikrai nesivelsiu į politinės prognozės, ko galbūt tikisi dauguma, kad kada bus karas, kur bus karas, kada man nukris ten koks nors plyta ant galvos. Visur reikia suprasti, kad po koronos festivalio, tada, kada jisai buvo, mums davė pailsėti. Ir jeigu pažiūrėsit masinę prasme, kas per tą laiką vyko, tai tikrai labiausiai sąmonę augino būtent Durnonos festivalio metu. Žmonės seminarus visokius jungėsi, jie praktikavo, ir aš pati dariau seminarus ir sako, tuo metu tai buvo vau, tuo metu, ir pamiršo viską metė, nieko nebedaro, toliau perka tortus, toliau, reiškia, belė kokias nesąmonės daro dauguma.
Reiškia, ir vėl, kai taip vyksta, turi ateiti ta krizė, nes tik taip išjudina žmonių užpakalius. Tai gali būti sukilimai, karai, vėl visokie apribojimai, kažkokie tai netikėtumai, reiškia, priespauda, reiškia, susidorojimai kažkokie su tais tokiais neva tai sąmoningesniais žmonėm, reiškia, materialiai gali palaužti, uždrausti auginti ir tos savo produktus, toliau integruoti visokias technologijas, kad teršti orą, gaminti ten virtualius visokius debesis, kaip sako, jūs esat durneliai, acto garintojai, ane? Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinius, jau visi tie žmonės, kurie tada susiskiepė ir kurie neklausė tų, sakykime, šviesos karių, tai ten ir taip toliau. Aš ir pati kažkada šnekėjau ir mane irgi rodė per savo tos kažkokias debiliškas televizijas, irgi ten buvo įtraukę. Kodėl aš tą dariau? Šiai dienai aš puikiai suvokiu. Tai buvo ir tas, kad sutikti tuos bendraminčius savo, tuos, kurio dar liko pagal tavo kažkokią sąmonę, tavo dažnį, nereiškia, kad tai aukštesnis ar geresnis, kaip sakiau, iš absoliuto nieko nėra nei geriau, nei blogiau, bet tiesiog tai, kas su tuo metu su tavim yra atitinkamoje kažkokioje energetikoje ir tau tinka tai, ką šneka, tu supranti, ką tau kalba ir tai tau yra artima, kad sutikti tuos bendraminčius sielas, atsiskirti ir todėl, kad rasti būdą, kaip išeiti iš to bliūdo. Tai reiškia, kad šiai dienai nebėra jokio poreikio ten gelbėti, bėgti, skelbti informaciją, gelbėti miegančius. Ta prasme, kodėl? Nes aš radau tą būdą. Aš per tą laiką radau, aš labai norėjau ir aš radau. Ar aš tai sakysiu? Ne, aš to atvirai nesakysiu. Aš tą sakau subtiliai, užuominom ir paslėptai, nes aš esu absoliučiai tikra, kad kas nori, tas ras. Kas nori, tas visada ras. O kai tu pradedi kažką taip šnekėti, kažką tai siūlyti kitiems, tai irgi yra kažkokia prasme kvaila. Kam to reikia? Kodėl reikia kišti žmogui, kuris nenori? Čia lygiai tas pats, kaip ir atvažiuoja, tarkim, pas tave žmonės į susitikimus, į kažkokias stovyklas ir tu nori pasiūlyti kažką gražaus, nori perduoti nuostabią informaciją iš širdies, nes tu žinai, kad tai yra palaima, o jie nenori. Jie nori skęsti savo šlamšte, jie nori toliau skųstis gyvenimu, jie net į visas stovyklas, visokios tokios palaimingų žmonių susibūrimus susiveža krūvą savo bėdų ir kitiems užkrauna. Reiškia, jie nenori, ieško dar vis gelbėtojo, dar kažko. Reiškia, kad tokių žmonių yra labai mažai, bet aš vis tik tokių pritraukiu labai, ką aš turiu omeny. Jūs niekada nepakliūsite į jokias sektas, į jokias durnystės. Jums nereikės bėgti ir skųstis, koks blogas jūsų guru, jeigu jūs niekam neatiduosite atsakomybės už savo gyvenimą. Net jeigu jūs sutiksit patį nuostabiausią žmogų gyvenime, jūs neatiduosite atsakomybės už savo gyvenimą, jūs prisimsit patys savo. Aš sutikau nuostabų palaimingą metodą, sutikau nuostabią praktiką ir aš ją darau. Aš suprantu, kad tai man yra gerai ir mano atsakomybė, kaip man po to viskas bus. Aš reiškia nesakau, kad kažkas dėl to liks kaltas, kad man nepavyko, kad aš nesu toks laimingas ar kažkoks tai toks pozityvus ir man negyvenu taip laimingai, kaip man atrodė, kad aš sutikau tą praktikuojantį žmogų, savo atsakomybę ir prisijimti. Kažko vadinasi dar trūksta. Kaip aš sakydavau, kai pradedat kažkokią praktiką, 1000 metų pasiruoškit praktikuoti. Mažiausiai 1000 metų arba 5000. O dabar, kas yra nori rezultato, po savaitės dėl to madoj atsirado įvairius manifestacijos, visokios gausa. Reiškia, ir po to žiūri, kaip jau plinti, aš šitą suknelę nebetelpu nuo tos gausos. Arba manifestacija, tas New Age, reiškia, popsinis kultūros kažkoks tai aspektas, kai tu irgi gali staigiai viską gauti, tiesiog manifestavęs per 8 dieną atidarius kažkokį tai portalą, kurį galima aktyvuoti Balyje už tam tikrą sumą, nusipirkęs kakavos ir taip toliau. Ir tokios visas šitas beprotystės, jos žmonių niekur neveda. Jau po pusės metų jie praktikuos kažką kitą, jau jie sėdės pus kito rūgų, jau jie ten vėl skūsis, kaip ten kokie visi nenušvitę. Todėl, kad bando burtis į tą masę, o iš tikrųjų, reiškia, eik kuo toliau nuo minios, nes tik minė tau parodys, kas yra nesąmonė.
Tai taip atsiranda tos visos mados. Ir dabar, pavyzdžiui, yra tiek nuostabių dalykų. Mes turim amžinasias žinias, kaip išeiti į tos teigiamas pusės, į tos palaimintą pasaulį, tą gerąją karmą, į amžinybę, galbūt išeiti iš čia iš vis į dvasinius pasaulius. Tai yra ekadašio laikymasis, būtent ekadašis amžių amžinųjų. Galima sakyti, kad iš ekadašio pasekoje išaugo toliau visi tie kažkokie tai kiti dalykai, kaip atsiveria ten koks nors barsukų portalas, reiškia, arba kokiu nors ten gazelių portalas, kuriuo metu sumokėjo už aktyvaciją, kokią nors ten savo pinigėlius, jūs gausit kažką tai. Ir tai, kodėl, pavyzdžiui, tai traukia, o, pavyzdžiui, kokio ekadašio laikytis amžinybės žinių netraukia. Kodėl? Aišku, aš negaliu sakyti, pas mane taip nėra, mano maniškai žmonės, jie laikosi ekadašio. Todėl, kad neapčiuopsi, nematoma. Nu kas, iš kur? Ok, vedų kalendorius, jau kai išsiaiškini, iš kur maždaug aišku, bet tai vis tiek nėra matoma. O ten kokie nors skaičiai, pavyzdžiui, 222, 333, kaip mėgsta tuoktis tą dieną, 888, 111, tai yra matoma, tai yra vizualizacija, aš pamačiau, 3 vienetus ir kažką tai reiškia, nes tai aš pamačiau tipo šitom akim, ne šitom amžinybės dėsniais, kurie yra žinomi kaip dieviškosios žinios. Tai dėl to, kad matoma akim, tai dėl to ir reiškia galima neva tai labiau patikėti, nors skaičius ir skaičiavimo sistemos sugalvojo, reiškia kaip ir žmonės. Aišku, jinai yra reikalinga, nes mes ir astrologiškai gimimo datą susivedam ir mes tuo momentu užfiksavimą turime. Bet reiškia, tais tokiais ypač skaičių portalais yra mėgėję pasinaudoti tamsieji egregorai, sakykime, kaip ir buvo dvejetų kažkokia tai diena ir kitą dieną po tos dvejetų aktyvacijos ir masiškai visam pasauliu ten visi kažką tai darė, aktyvavosi, įvyko karas Ukrainoje ir tai apėmė visą pasaulį. Ir toliau buvo sėkmingai tuo naudojamasi ir, reiškia, kaupiami milijonai, žmonės atidavė savo pinigus, nors jie, pavyzdžiui, niekada gyvenime nesusimąsto, kad galima paukoti kažkokiam tikram šventikui, brahmanui pinigų. Ne, niekas nesusimąsto, bet kažkur ten kažką į karą investuoti, į ginklus, visi pasiruošę atiduoti savo pinigus, nes visi tą daro, tai visi tą daro. Vėlgi pakartojam tą patį, eik kuo toliau nuo minios, nes tik minė tau parodys, kas yra neteisinga. Ir tokių visokių politinių durnacijų mes vis susilauksime ir tai bus neišvengiama mūsų visuomenės dalis, tai nuolat vyks. Ir reikia suprasti, kad viskas, kas vyksta masiškai, kas yra išreklamuojama masiškai, tai jau yra kažkas ne taip. Tai yra jau kaip kažkokia prasme šiuo metu, būtent vėliau gali būti kitaip ženklas, kad tai yra kažkas ne taip. Kodėl Facebook'e kažko tai išsidalina visi ir visi 80% apie tai kalba, arba kituose portaluose, arba televizijoje, arba tiesiog žmonių susibūrimuose, o kažkokia gera žinia taip ir lieka nematoma. Nes Kaljūgoj viskas atvirkščiai. Tikrai nenušvitęs bus tas, kuris turi daugiausia laikų. Tikrai tikrasis mokytojas galbūt nebus tas, kuris yra ten surenka didžiausias mines. Ne. Tai bus paslėptieji, užmirštieji, nepamatytieji. Tai yra Kaljūgos šitos degradacijos požymis. Ir kuo anksčiau jūs suprasite, kad čia yra tokia šikna, kad šiknaitė. Tai jūsų sielai dvasiai bus geriau ir jūs norėsit kuo greičiau iš čia neždantis. Kitu atveju dar tiesiog turėsite prakentėti apie 400 000 metų šitoj baisybei. Bet kažkokiam kitam kūne, ane? Ir viskas ir nieko daugiau. Tai va, tai ta kančia, jinai kažkoks kančia arba supratimas, aukščiausio žinojimo žinios gali atvesti iki kažkokių tokių intelekto padiktuotų sprendimų. Tai dabar dėl to išėjimo į 5-ąją dimensiją yra, reiškia, kadangi labai daug žmonių praktikuoja, labai daug turi tą šio amžiaus sužinojo apie šio amžiaus dharmą, kad vienintelė dharma šitam amžiui nuėmus visas pareigas, nuėmus aštų vyras, žmona, vaikai, mama, ten kažkokia prasme kartais net nebeišeina tų pareigų vykdyti, nes taip suklosto situacijoje, tave taip padaro, nebegalėtų. Palaimintoji Mahamantra, reiškia, vat, jos kartojimas yra vienintelė būtent šitos Kaljūgos dharma, prievolė pareiga. Kodėl taip? Išminčiai atnešė, todėl kad nieko kito nebeišeis nei laikytis, nei pastoviai daryti, neišeis, nes vis numes, kad šitas negerai, daryk davai kažką kitą. Ten 2 mėnesius pakartojo, jau pasijautė, kad jau viskas žino, toliau gali gerti, rūkyti nesąmonės daryti ir būtinai tai bus. Tai reiškia tiesiog pasiimti ir daryti nuolat šitą.
Ir aišku, gali būti kažkokios išvestinės to priemonės, kas vėlgi gali būti ir paslėpta, bet mes vėliau įeisime į atvirą to pasaulį. Taip, tai pabrėžiu, kad šita prognozė ir visa tai, ką aš čia kalbu, nėra taip kaip įprasta. Pagal tą astrologiškai 11 būstą, tai yra visuomenės valdymas ir būdai, kaip valdyti visuomenę. Tai, ką tu darai, kame tu prisijungi ir jeigu tu pats stengiasi valdyti visuomenę, tai yra tapti kažkokiu tai tuo tipo sektantu ar politikos lyderiu, liūtų, karalium liūtų pasišiaušiau. Tai reiškia, kad karma yra neatsiejama, tu pats į tai pakliūsi, tave pradės manipuliuoti, įtakoti, pajungti kažkokion masiniam vergovėn ir taip toliau. Reiškia, tu turi daryti tai, kur tavo širdis atsiliepia, kur tu nori eiti ir sąžinę ir moralę išlaikyti tame. Dauguma tų visų kalbėtojų ir taip toliau bijo tą daryti, kaip iš tiesų jų sąžinė sako, kodėl, nes neva tai praras klientus, pajamas, žmonių meilę ir visa kita. Bet iš tikrųjų mūsų kelias yra toks, kad mes ir gimėm vieni ir paliksim šitą pasaulį kažkokia prasme vieni. Tai reiškia, nei ten močiutė, nei baba, nei vaikai, nei su mumis galbūt kartu. Bet iš tiesų, gilia prasme, mes niekada nesam vieni. Niekada. Jūs pabūkit, padarykit eksperimentą, atsigulkit, paklauskit, kas yra šiuo metu šalia manęs. Bijosit pamatyti tą vaiduoklį, Belzebubą kažkokį ar dar kažką. Aišku, bijosit, jeigu jūs gyvenat baimėje, tai jūs bijosit ir jūs niekada savęs to nepaklausit. Jeigu jūs išdrįstumėt savęs šito paklausti, jūs pamatytumėt. Bet išdrįs tik tas, kuris nebijos pamatyti tai, ką jisai turi pamatyti. Tai baimė yra pagrindinis dalykas, per kurį yra valdomi žmonės. Tiek, kiek jūs kažko bijote, tai yra silpnosios vietos ir jos bus atpažintos ir jomis visada bus galima pasinaudoti. Dėl to sakau, nėra prasmės šnekėti kažko, kad pajungti kuo daugiau žmonių, nes tai yra absoliuti nesąmonė. Kas iš to? Kas iš to? Šiandien tu turtingas, rytoj tu vargeta. Nieko iš to. Vis tiek tie absoliučios tiesos įstatymai, jie galioja visiems ir turės grįžti tai, ką tu darai, galbūt nesąžiningai. Tai tikrai dažnai man būna, pasako, tavim pasitikiu, tavim tikiu, būtent pasitikiu, kažkoks tai neva tai pasitikėjimas sklinda. Kodėl jisai sklinda? Nes aš pati turiu kuo pasitikėti absoliučiai. Ir tai nereiškia, kad tai yra fizinis žmogus. Tai yra kažkas aukštesnio ir neapčiuopiamo. Ir tai yra visada absoliučiai teisinga. Bet kiekvienas turi tą savo tokią apsaugą išjausti. Bėda tame, kad ne visi turi tą apsaugą tokią atsinešę, kaip sakau, nes tai ateina iš to, kad erdvė, kurioje aš randuosi, visada turi savuosius įstatymus ir aš tuos įstatymus gerbiu. Tai yra mūsų motina žemė. Galbūt mes nesam tobulė, aš toli gražu, aš irgi ir valgau, ir vartoju, ir eikvoju. Motina žemė, planeta, kurioje mes esame, mes ją turim gerbti, jinai kaip mūsų mamos įščius, tai kaip mūsų mama, mes ją turim gerbti. Mes turim gerbti savo tėvus, tėvą, motiną, nes mes iš jų atsiradom, iš jų energijos ir iš jų įščių, mes tik dėl to turim šitą kūną ir galim kažką apskritai veikti. Apskritai, ir tai yra toks platesnis dalykas, kad tu gerbi tuos dalykus, kas buvo tavo pradžia ir pabaiga. Tai reiškia iš pagarbos, iš daug sudedamųjų, tai atsiranda per amžinuosius. Todėl visą tai, ką aš kalbu, išgirs vis tiek kiekvienas tai, ką nori išgirsti. Žmonės girdi tik tai, ką nori girdėti. Pirmą kartą klausydami jie išgirs vieną dalyką, 27 kartą klausydami jie išgirs absoliučiai kitą dalyką. Taip, jeigu bus mūsų visų gera karma, tam, kam kažkam įdomu, galbūt aš tokius filmukus, prognozes padarysiu kas mėnesį, kažkokias tai aktualijas, kažkam, kam to reikia. Tiesiog, kodėl aš tą darau? Todėl, kad aš jaučiu, kad tai yra mano pašaukimas ir aš turiu tuo dalintis. Tiek, kiek aš noriu, tiek, kiek leidžia galimybės. Labai prašau visų neprisirišti nei prie manęs, nei prie mano žinių, aš nei vieno nenoriu pririšti, nes aš kai eisiu iš čia, man nereikės nei vieno prisirišimo, kad ir kaip gerai jūs jaučiatės, žiūrėdami, stebėdami, būdami, arba kad ir kaip blogai, nesvarbu, prisirišimų atsisakome, jie yra nereikalingi einant į naujus kažkokius tai plotmes, į naujus dalykus. Energija, dažnis, energija, visa kita yra tik besikeičiantis kūnai. Neprisirišam prie nieko, kas yra fiziškai matoma
bet galim prisirišti prie pačios žinių energijos, tos energijos, kaip aš sakiau, pagarbos žinioms, pagarbos tam, iš ko mes atėjom. Tai šiuo metu, reiškia, pradėsime galbūt nuo Rahu, nes jis yra žuvyse. Jis į žuvis atėjo rytų džiotiš vedų astrologiją, pabrėžiu po mano video, nekomentuokite apie savo vakarų astrologijos padėtis. Šitą mokslą esu ištyrinėjusi labai plačiai ir turiu visas tas tokias tikslės sudedamasias dalis. Nors aišku, visada ir į mokymus ir visur ateina neva tai žinančių geriau už mane, bet taškiukų sudedamųjų ir surinkimo visko į vieną visumą kažkodėl neišeina padaryti. Aš tos taškiukus ir savo, ir kitam žmogui sudėlioti galiu. Tai reiškia, aš savo žiniom pasitikiu. Tai yra žinios, tai yra mano mokytojai, kuriuos aš besąlygiškai gerbiu. Tai vakarų astrologija yra irgi naudinga ir mes turim ten kitus dalykus, bet visas padėtis mes žiūrim pagal džiotiš. Tai yra teisinga. Rahu žuvyse nuo 2023 lapkričio 28 iki 2025 gegužės 29. Jau reiškia praėjo netoli metai bus ir dar liko geras pusmetis. Ir Rahu žuvyse, apie ką jisai? Taip, tai Rahu žuvyse energija, reiškia, jinai yra visada apie tai, kas yra užslėpta mūsų pasąmoniai, nes aš čia astrologinė kalba irgi nemažai kalbėsiu, nes vis tiek yra daug žmonių, kurie ir knygą mano skaitė, ir yra kitų džiotiš vedų astrologų pilna, Lietuvoje, visur pasaulyje yra daugybė studentų, kurie baigia kursus arba nebaigia ir kuriems galbūt reikia ir tų astrologinių paaiškinimų, tai čia skirta jiems, nes, kaip sakant, žmonėm negali kalbėti dabar su mechanikas ateis ir pradės šnekėti savo varžtų kalbą, ne, jisai turi sustatyti spintą ir viskas, tai reikia mažiau naudoti terminologijos, tai šiuo atveju, jeigu aš naudoju terminologiją, tai būtent tiems žmonėms, su kuriais mane sieja kažkokie tai žinių ryšiai, ne? Tai būtent 12 astrologinis būstas yra žuvis. Ir Rahu, ką jisai daro? Rahu apskritai yra planeta, kuri net nelaikoma planeta, tai yra tarsi virtualus taškas, toks, kuris atspindi mūsų norus ir troškimus. Ir kaip sakoma, būtent Rahu yra velnės šitam materialiam pasauliui. Rahu, taip, o kas daugiau norai ir troškimai yra mūsų velnės. Mūsų niekas, mūsų amžinų dvasinių sielų, niekas čia nesulaiko, tik norai ir troškimai. Mes kažko norim, tai tik dėl to mes čia ir esam. Jeigu mes kažkokiu būdu panorim išeiti iš šitos tipo matricos, gaubto, iš šitos materijos laikinumo, kas akcentuoju tikrai nelabai bus daug kam suvokiama, nes dažniausiai jeigu kažką ir daro, viduje vis tiek nenori nei to dievo, nei iš čia išeiti. Nori valdyti pasaulį, turi daug kažkokio godumo, ego, kiti norai būna. Nes jeigu mes jau taip stipriai panorėsim, kaip pats sako ir dvasinėse praktikose, vieną kartą ištark tyrai ir išeisi. Kodėl mums neišeina ištarti tyrai, nes mes nuolat esam apsupti tų materialių būtybių norų. Kaip mes galim išeiti ir ištarti tyrai, jeigu nuolat aplink mus sukasi kiti, tie patys 99,99% būtybių, kurie nori materialių dalykų. Dėl to dvasiškai, kai praktikuoja ir sako, 64 ratus sukartoti, bet būti 8 valandas vipasanoje ar ten ar dar kažkokioje tai praktikoje, ar ten su Jėzum būti, gerai su Jėzum, nes Jėzus, jeigu iš tikrųjų tikrai prasme Dievui atsidavęs ir jo baktas, tai jeigu tikrai praktiką pagavus, kodėl, nes paroje yra 24 valandos ir efektyvumo analizė mūsų gyvenimo sako, kad tą, ką mes veikiam per jas, tame mes ir esam. Jeigu mes iš 24 valandų 13 valandų dirbam kaip arkliai, tai mes esam darbiniai arkliai, mes nesam amžinos dvasinės sielos su intelektiniu žinojimu. Jeigu mes iš tų 24 valandų 12 valandų miegam, tai tai nesąmoningai, tai neišmanimo būsena, bet miegas yra reikalingas, ne? Su praktikom, aišku, paskui mažiau ir to miego ir maisto norisi, bet iš esmės tai mes esam miegančioje pozicijoje, vėlgi į tą patį, kai sako, atsibuskite, aš jūs pažadinsiu, išgelbėkit, visi miega, o jūs nemiegote, aš, pavyzdžiui, miegu, einu gulti ir miegu. Tai ta miego būsena ir yra reikalinga, nes tokia nušvitimo būsena, tai ten iš vis 2-3 valandos viskas per akis, tiek ir betrūksta, kaip sakant, kad išeitų iš čia.
Jeigu mes iš tų 24 valandų 5 valandas žliumbiam, kokie mes nelaimingi, tai mes esam nelaimingi žliumbikai. Ir taip toliau, ir viską, ką mes veikiam, visas yra mūsų gyvenimas, mūsų dabartinė situacija ir ateitis, nes tai, ką mes veikiam dabar, tai bus mūsų ateitis. Tai būtent Rahu ir yra tas demoniukas, tas viskas. Ir tas, kas, pavyzdžiui, labai tas Rahu taip stipriai jaučia, stipriai su juo draugauja, nes mes neturim su juo nedraugauti. Nes jeigu mes dar kažko norim, kad ir to paties labai nuostabaus noro išeiti iš čia, mums Rahu padės. Rahu mums gali padėti ir iš čia išeiti. Panorėti, pavyzdžiui, sutikti nuostabų šventą išminčių. Panorėti atsidurti aplinkoje, kur bus tikrai neapsakomi aukšti dažniai. Panorėti į Indiją nuvažiuoti, į šventąją Dhamą. Rahu padės, o kasgi daugiau. Jisai pildo norus ir troškimus. Ir kai Rahu yra žuvyse, jisai pildo tokius troškimus, kurie yra besąlygiški, dvasiški, gelmės kažkokios, nepririšantis kitų. Tai, pavyzdžiui, jeigu visi nori sutikti, dažniausiai tik jis nepripažįsta tą antrą puselę, antrą pusę, tokią tobulą kažkokią. Tai irgi galite šiuo metu paprašyti Rahu žuvyse, jisai išpildys, bet tas noras, jeigu jūs norit gero rezultato, turi būti besąlygiškas. Žuvų energija besąlygiška. Empatija, atsidavimas, tarnystė, atjauta, visiškai neįpareigojantis kažkoks tai toks nieko nenoriu tiesiog. Tai reiškia, tas ir norą suformuoti reikėtų būtent taip. Ateitų tas žmogus, su kuriuo aš galėčiau patirti tą tokį aukščiausią įmanomą ryšį, dvasinį žinojimą, kuris vestų mane link dieviškumo, link tos palaimos, premos ir taip toliau sutikti. Ir aš nieko iš jo nereikalausiu, kažko ten nenorėsiu, tiesiog jau kaip Dievas duos. Va čia būtų aukščiausias tokių norų. Antram tokiam lygmenį, galbūt ne tokiam jau aukštom frazėm, aukšto dažniu, galima panorėti ištraukti iš pasąmonės visus savo norus ir būtent dabar juos įgyvendinti. Nebelaikyti, neužspausti, paleisti. Nes taip jau čia kas dar bando tą gyvenimą čia kontroliuoti ir įsivaizduoja, kad čia kontrolieriai baisus yra. Nėra šansų jokių sukontroliuoti pasaulio, kuriame gimė tiek iš skirtingų pasaulio būtybių ir visi su savo demagogijom, savo norais ir kažkokia bezabrazija, ten transvestitiniai paradai, visokios nesąmonės, visiškai nebevaldoma. Tai dar bandyti sukontroliuoti tai, kas nebekontroliuojama, neišeis. Matot, patys ir planavau tą, gavus taip, nieko čia nebesukontroliuosi. Tai paleisti tą gyvenimą iš pasąmonės, kad pasileistų tie norai, kuriuos aš užspaudžiau. Nes netgi tie palaiminimai, kur sakiau, iniciacijos tai juos gavus tokį pliūpsnį tos energijos šviesios, irgi viskas pasileidžia. Viskas, ką jūs kontroliavot. Nes kontrolė yra šio pasaulio energetika, Skorpiono ženklas yra kontrolės atspindintis. Ir jisai rodo, kad bandau sukontroliuoti, bandau išsiaiškinti čia tos visus magijos dėsnius, bet ateina kažkoks tai laikmetis, kai gimsta šventųjų šitam pasauly, nes yra daug sielų, kurios jau viskas turi iš čia nebegimti materialioje visatoje ir jie eina tos energijos, tie dažniai ir gaunas kažkas nebekontroliuojama, protui nesuvokiama, bet kokį aukštesnį pasaulį suvokti gali tik tai aukštesnis protas, tai reiškia jau nebe šitos žemės protas. Tai dėl to nebeišeis sukontroliuoti ir būtent Rahu žuvyse apie tai ir kalba. Paleisti, išleisti, ateiti galbūt ir kažkokių energijų, ir į tą Indiją atvažiuoti, ir į Tibetą užvažiuoti, ir nueiti į susitikimą su šventų kažkokiu mokytoju, gauti to energijos pliūpsnį, kad pasileistų ir nebereikėtų kaupti. Nes iš ko atsirado tos visos čia depresijos, etiketės visokias savo prisitaikyti, kad man agorafobija, o man ten dar kokia nors fobija ir taip toliau. Madinga dabar, pažiūrėkit, visi, kas antras žmogus jau turi kažkokią tai nenormalumą. Ten pradedant disleksijom ir baigiant visokiais bipoliniais sutrikimais. Tai reiškia, nes tiek yra visko užspausta, tiek jau prispausta ir nepaleista, prikontroliuota, neišleista, tos klozetas kaip užsikimšęs toks ir viskas, dabar jau viskas turit, bet tam, kad tai atsipalaiduotų, atleistų, jūs turit to panorėti, kad kažkokiu būdu tai įvyktų. Tai būtent Rahu žuvyse apie tai ir kalba. Norai gali pildytis akimirksniu, dėl to labai svarbu stebėti save,
ko aš noriu. Ir čia užgimsta tokia kaip ir gilesnė kažkokia energetika, va tas besąlygiškumas, atsiranda galimybių kažkur kažką patirti tokio, kas yra nematoma akimis. 12 astrologinis būstas yra paslėptas, tai yra toks kaip paslėptas, jis vadinamas kančių būstų, bet ne tik, tai yra ir tai, kas nematoma akimis, dėl to kažkur, kai ir soliarus, ir visur yra prognozė, sukrenta tas 12 būstas, tai atsiveria tai, kas yra nematoma akim, tai nebūtinai blogai. Kaip aš sakiau, nieko nėra nei blogai, nei gerai, viskas tiesiog yra energijos ir valdančios tam tikras stichijas. Ir įdomus dalykas yra, kad būtent kitų metų pradžioje Neptūnas jungsis su Rahu ir vienu metu balandžio pradžioje bus netgi 4-5 planetos susijungusios kartu ir tai bus bomba, tai bus atominė bomba žuvų energetikos. Ir vėlgi čia kažkam tik tai, kaip sakant, rezonuos tik tam, kas tą patiria. Tai yra, kas atlieka kažkokias praktikas ir kas mato, jaučia kažką tai tokio, kas yra neapčiuopama ir nematoma fiziniam akim. Taip pat tai gali, aišku, kadangi tiek daug žuvų energetikos, tai gali būti kaip tokia, kaip ir užliejimas vandeniu, sakykime, vanduo užlieja. Tai gali būti kažkokių tokių kaip ir potvinių, kažkokių apsėmimų daugiau ir tai gali, kadangi yra vis tik HARP, šitos technologijos, kurios yra skatinamos sukelti potvinius, sukelti kažkokias tai katastrofas žemėje, tai kažkokia prasme gali ir tai būti, ir tai tikrai neskamba taip jau gražiai, bet aš šitokias kalbas, kaip sakiau, visiškai net nenoriu leistis į tos politinius baisumynus ir kaip tai išvengti, nes po to prasideda kas. Žinot, kas prasideda? O kur man bėgti? O kur man bėgti ir kur man slėptis? Įsivaizduoja tas pats 12 būstas ir tai buvo labai aktuali tema anksčiau, kai aš rašiau, kaip aš irgi pabėgau iš Lietuvos, mes su šeima pasėmiau vaikus po pažastim ir tikrai taip ir buvo. Ir iš Lietuvos išvažiavom į Tenerifę, neapsakomą grožio salą, 2 metus ten praleidom ir buvo nuostabu, tikrai buvo labai nuostabu, šiai dienai ten to nėra, nes ten suvažiavo masiškai žmonių, turistų, viskas vėl atsipalaidavo ir visiškai nebe ta energija ir manęs ten irgi nebėra, nes aš nenoriu tokioje erdvėje būti. Ir kai dabar kažkokie, kaip sako, kai yra blogai, tai prisimenam Dievą. Ir labai daug žmonių, kurie yra tokie visiškai neturintys tos sąmonės, jie sako, kodėl Dievas taip skriaudžia pasaulį ir žmonės, jeigu meilė, jeigu viskas yra meilė, už ką Dieve tu mane baudi, už ką? Už ką? Tai už tai, kaip šiandien mes atlikom tą savo efektyvumo analizę ir ką aš padariau. Aš nuėjau kažkur tai prišiukšlinau gamtoj, aš kažkokiem tai, reiškia, nesąžiningai su kažkuo pasielgiau, aš kažkam galbūt pakenkiau, kažką tai blogo padariau, aš motinos žemės negerbiau, nesaugojau, aš tik tai vartoju. Ir už ką? Nu tai už tą, mes kadangi esam žmonės, žmonių sąmonė ir turim visas galimybės visą tai suvokti, mums duota, mes gaunam karmą besąlygiškai už visus nužudytus gyvūnus ir už viską. Ir masiškai sako visą laiką, kad mes žinom, išminčiai yra perdavę, kad jeigu pasaulyje nebežudytų gyvūnų ir nebebūtų tokių baisybių, nebūtų ir karų. Ir tada komentuoja, gerai, tai aš ir nevalgysiu, tegu tik būna. Davai nevalgyk, va dėl to. Bet ne, jisai valgys, jis toliau valgys, nes jisai netiki, kad tai bus. O viskas prasideda nuo mūsų pačių. Mes nebevalgom, mes ir nepakliūnam į tą karmą. Kita vertus, mes vis tiek turėsim tą kūną palikti, koks ar tai užlies vandeniu, ar tai užkris plytą ant galvos, tai vis tiek turės įvykti kažkada kažkokiu tai būdu. Tai reiškia, kad jeigu, kaip sako, kur pasislėpti, kur saugiai pasislėpti ir taip toliau, tai dabar jeigu visiems tai būtų pranešta ir visi pasislėptų, tai kur visas dabar tai visi milijardai kartu slėptųsi? Nebus taip. Tai tu daryk gerus darbus, užsidirbinėk tą gerą karmą, siūsk motinai žemė reiki, būtent reiki, nes tai negali būti, kad aš siunčiu savo energiją, tu gali siūsti savo kažką tai, kad noriu linki gėrio, bet netgi tas toks, kaip sakydavo, ar siūsti reikia, ar siūsti savo. Savo tu gali siūsti norus. Aš noriu, kad pasaulis būtų gražus, bet ne tik noriu, bet ir pats darau pasaulį gražų. Tai reiškia, nešiukšlinu, nekenkiu, nežudau ten ir taip toliau. Norėti neužtenka, reikia daryti veiksmais. O kai mes siunčiam su tikrai reikia, su aukštesniem kosminėm energijom, tai iš tos būtent į tą planetą ir eina ta šviesos energija ir jinai naikina blogį. Bet kadangi aš pati tame praktikoje esu, tai aš matau, kiek norinčių yra tą daryti. Nėra, tik tai kai pradės gąsdinti, kad ateis potvynis, kad kils karas, tada pradės daryti ir tokias yra žmonių sąmonė ir nieko tame. Tame nėra visiškai nieko blogo, tiesiog taip yra.
Tai yra apie tas, kur pasislėpti. Jeigu jūs darot gerus darbus, sukaupat gerosios karmos, jums iš karto atsiunčia. Kur pasislėpti iš karto, viskas, su pristatymu, per minutę. Bet būtent dėl to ir atsiunčia, kad jūs darėt besąlygiškai ir jums atsiunčia kaip dovana, nes jūs iš tikrųjų tai darėt be nieko, be jokio naudos savo siekio. O dažniausiai būna užslėptas naudos kažkoks siekis. O jeigu tiesiog tą darot, nes tiesiog taip norisi. Norisi to gražaus pasaulio, to bičių nektaro. Atsiunčia karmą ir būtent apie tą pačią Rahu karmą žuvyse, ką dar galima nuveikti, tai būtent išpildyti giliausius užslėptus kitų žmonių norus. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs neturit gerosios karmos, nes geroji karma yra toks dalykas, kad jinai irgi įkalina mus. Tas, kas supranta apie amžinybę, supras, ką aš čia sakau. Geroji karma mus įkalina šitam materialiam pasauliu, nes yra tiek daug gerosios karmos, kad mes dar turim pabūti vos ne kokiais nors pusdieviais, palaimingais, čia kažką tai veikiančiaisiais ar pildančiais kitų žmonių norus. Tai irgi tai įkalina, bet jeigu yra perteklius blogosios karmos, blogai, taip blogai, kad blogiau būti negali. Tai reikia daryti gerus darbus ir reikia pildyti kitų žmonių norus. Dėl to, kaip sako, vyrai ir ateina čia užsidirbti karmos, nes jie pildo savo moters norus. Paprasta. O moteris tiesiog labai nori. Labai nori. Ir jau kokį tą vyrą jinai prisitrauks, kokį išsirinks, ar jisai pildys jos norus už tuos energetinius mainus, kurį moteris duoda, ar ne. Tai čia, kaip sakant, jau vėlgi karmos rezultatas, nes gerąją karmą atspindi Jupiteris. Ir Jupiteris yra Jautyje, būtent Jautyje visus šitos metus. Čia aš tik taip trumpai apibendrinu, nes čia matot, kad čia galima kalbėti be galo, be krašto. Iki 2025, gegužės 14. Ir jisai jau senai jau yra pusmetis. Ir dar gan ilgai bus. Ir tikrai šitą labai praktiškai pastebėjau ne tik per save, bet ir per visą savo aplinką. Geroji karma. Jupiteris yra geroji karma. Ir jeigu jūs turėjot sukaupę tos gerosios karmos, pagalba kitiems žmonėms, karma joga, pagalba seneliams, pagalba vaikams, dalintis su visais, neturėti godumo, garbinimas kažkokių tai aukštesnių būtybių, pagalba, padėti ne tik galvoti apie savo tą egoizmą, bet per savo visos dienos 1-2 valandas kažkokią tai gerą veiklą užsiėmėt, padėjot kitiems žmonėms tapti laimingesniems, tai yra geroji karma. Ir ką gražina Jupiteris Jautyje, jisai ir gražina gerąją karmą. Tas, kas neturi sukaupęs gerosios karmos, kas neturi svarbiausia nuolankumo, tikrojo nuolankumo, jisai gaus špygą taukuotą, špygutę taukuotutę. Ta prasme, ir čia jokie portalai nepadės, nei liūto, nei Belzebubo portalas tam nepadės, tai yra niekaip, nes tai yra gamta, gamtos dėsniai ir čia kažkokie išmislai ir prisigalvojimai tam nepadės, kad jūs vieną dieną atversit portalą ir pagulėsit ten kažkur, tipo jau čia kažkokia geroji karma susikaups. Špyga taukuota, geroji karma yra dorybės būna, kai žmogus daro kažkokius gerus darbus, džiaugiasi kitų laimė, jis pats laimingas ir taip toliau. Ir Jupiteris Jautyje tokiam žmogui gražina finansiškai pirmiausia, tai gali būti kažkokios taip pat finansinis saugumas, gerovė, kažkokia pajauti, kad finansiškai saugus, nereikia kažkaip ten eiti, draskytis, vargti. Antras, tai prieglobstis gamtos, tai galbūt galimybė auginti savo maistą, dėkoti Dievui už tą gerą maistą ir taip toliau. Gali būti kažkoks tai sodybos įsigijimas, priartėjimas prie gamtos, taip pat gali būti žinios, kaip būti sveikam, gamtos pagalba, nes tai irgi yra ekologija, kažkokios žinios, kaip ekologija užsiimti ir taip toliau, natūralumas kažkoks, nes Jupiteris Jautyje yra būtent apie tai.